Sveiki, mėlyjeji. Dabar yra tokia mada uždavinėti klausimus ir laukti atsakymo, kurį tu norėtum girdėti. Bet aš jums sakiau, neuždavinėkit man geriau jokių aštrių klausimų, todėl kad aš atsakysiu taip, kaip yra. O atsakysiu taip, kaip yra, todėl kad aš nesiekiu niekam patikti, man nereikia jokių simpatijų, todėl aš visą laiką atsakau tik tai, ką aš galvoju. O mano galvojimas yra pagrįstas tiesiog praktika, pavyzdžiais, analitika, argumentais ir taip toliau. Taigi štai jūs klausite apie nekilnojamo turto mokestį. Ką mes pasieksime, jeigu ateisime prie Seimo į mitingą. Tai norėjote klausimo atsakymo? Tai aš jums atsakau, jūs nepasieksite nieko. Kaip niekada nieko nepasiekėte, taip ir šitą kartą nieko nepasieksite. Todėl, kad jūs nesate šitos šalies šeimininkai, jūs esate šitos šalies vergai, valdžios vergai. Na štai pažiūrėkite, jūs tam, kad susirinktumėte prie Seimo, pirmiausia, ką jūs darote? Jūs prašote leidimo pas poną, kad jis jums leistų ateiti prie Seimo. Ponas jums leis ateiti prie Seimo ir ką jūs ten darysite? Jūs dainuosite, jūs pašauksite, jūs skūsitės ir verksite, kaip jumi valdžia pisa. Na ir dabar pasakykite, o kada piemuo ima avį pjauti į skerdyklą? Avis bliauna, kitos avis bliauna. Kiek tai įtakoja to piemens veiksmus? Ogi nekaip. Už pusę valandos šašlykas kepa ant laužo, kad ir kaip ta avis berėktų. Taigi šį kartą bus lygiai taip pat. Na, galbūt kažką tai kalėjimą pasodins, nes jeigu žiūrint iš kitų pavyzdžių praeitų mitingų, tai taip ir yra. Žmonės susodinti į kalėjimą už nepadarytus nusikaltimus. Ir jie sėdi kalėjime. Ir jūs nieko padaryti negalite. Visi suprantate, kad tai buvo padaryta tiesiog susidorojant. Ir ką? Ir jūsų dainelės niekur. Žinote ką? Ateikite jūs prie mano langų padainuoti. Lygiai tokį patį mitingą padarykite po mano langais. Ateikite padainuoti, pašokti, paverkti. Tai naudos bus daugiau. Aš jums šašlykų iškepsiu. O Seime iš jūsų dar kartą tik tai pasijuoks. Žinote, aš visą laiką sakau ir visą laiką sakysiu. Jeigu jūs norite, kad jūsų interesai būtų atstovaujami Seime, valdžios koridoriuose, tai jūs ir privalote būti tame Seime ir jos koridoriuose. Jūs turite rankose turėti svertą, galinti pakeisti įvykius, galinčius kažkaip tai paspausti kažkokius tai politikus. Ta prasme, nuo jūsų turi kažkas tai priklausyti. O kas nuo jūsų priklauso dabar? Dabar nuo jūsų priklauso tik tai, ar jūs verksite, ar jūs neverksite. Bet vis tiek vykdysite valdžios valią. Na, kitais žodžiais pasakius, nuo jūsų nepriklauso niekas. Visai dar neseniai aš sakiau, mėly žmonės, eikime į valdžią. Būkime valdžia patys. Eikime, sakiau, kartu. Aš būsiu tas smaigalys, ant kuris priims visą valdžios smūgį, jeigu ką. Aš jūs užstosiu ir visą atsakomybę prisimsiu aš pats, jeigu tokios reikės. Bet jūs iš manęs juokitės. Jūs iš manęs juokitės. Ir viskas liko lygiai taip pat, kaip ir buvo anksčiau. Jūs iš manęs juokitės, bet prieš valdžią jūs ir toliau verkite. Žodžiu, šitame gyvenime nepasikeitė niekas. Ir niekas šitame gyvenime nepasikeis. Todėl, kad revoliucijos ant sofkutės nesidaro. Ir Lietuva nuo sofkutės nesivaldo. Lietuva valdosi iš Seimo ir ministerijų, o jūsų ten nėra. Ir silpnųjų šitame pasaulyje taip pat niekas neklauso. Šuns balsas į dangų neina, vergo balsas į dangų neina. Ir kaip jums tai nepatiktų, bet tai yra tiesa. Šitą pasaulį valdo stiprieji. Jūs nesate stiprieji. Jūs ateinate verkti, bet nepastatyti ultimatumų. Tai va štai, kol jūs ateisite prie Seimo paverkti, pašokti, pasiskūsti, tai iš jūsų tik tai
pasijuoks visi. Ir aš taip pat. Kai ateisite su ultimatumu, va tada jūs turėsite kažkokį tai svorį. Bet kokį ultimatumą jūs galite dabar pateikti valdžiai? Na kokį? Ką jūs turite? Nieko. Tai vat, tam, kad turėti kažkokį tai, kaip jau ir minėjau, svertą, kuoką rankoje, jūs turite turėti svorį Seime. Jūs patys turėtumėt būti Seime. Ir palaikymą liaudės. Tai vat jeigu, kai jūs susirinksite prie Seimo 100-tūkstantinė minia, o Seime bus bent 10 jūsų atstovų, na tada galėsite kažką tai daryti. Na, o kol kas žiūriu aš į jūs ir verkti man norisi. Aš matau, kiek tokių šimaičių, klevečkų, na ir visų, kas netingi, kaitina aistras, bando pasiekti populiarumą jūsų viltyse, suteikdami jums viltį, kad tas mitingas kažką tai padės. Na, žodžiu, jumi durnina, kas tik tai netingi. Visi durnina, pradedant Jonaičiais, Lekstučiais, Kelertais, Tapinais, ta prasme, visi iš eilės jumi durnina. Ir jūs visi bėgate nuo tiesos. O tiesa yra tokia, jūs nepasieksite nieko. Galime lažintis. Taigi, gražus tie rožiniai akiniai, ne? Per kurį jūs žiūrite į šitą pasaulį. Ir kaip bebūtų liūdna, bet šitą pasaulį valdo ne protas, o dauguma. Ir va ką aš pastebiu, kad dauguma jūs taip pat nesate. Štai pažiūrėkite į faktus, tik tai į faktus, į jūsų rengiamus mitingus, kaip dažnai jūs juos rengiate ir kaip masiškai juose dalyvaujate. Tai iš tikrųjų yra krokodilo ašaros. Tokių mitingų po paskutinto neva riaušių daugiau aplamai neliko Lietuvoje. Na ir susirenka ten grinai katino ašaros, ne? Vos keletą žmonių. Dabar pasižiūrėkite, kaip dažnai vyksta valdančiųjų arba prijaučiančių valdžiai mitingai. Jie vyksta vos ne kas antrą dieną ir gatvės yra pilnos. Štai žiūrėkite, amerikonų prigėrusių kareivių išlydėtuvės. Tai Vilniaus gatvės buvo sausakimšos. Tai va štai ką reiškia jų vienybė. Jie yra, aš nežinau, ar jų yra daug, ar jų mažiau, bet aš tiesiog komentuoju tai, ką aš matau. Tai žiūrint tai, ką aš matau, atrodo, kad jie yra vieningi, jie yra organizuoti ir jų yra daug, jie yra aktyvūs. Ką aš matau iš mūsų pusės? Mūsų yra mažai, mes esam neorganizuoti ir svarbiausia, mes ėdame vienas kitą, jūs ėdate vienas kitą, ta prasme, opozicionieriai ėda vienas kitą, užuot vienas kitą palaikę. Tai ką jūs norite pasiekti, kad valdžiai jūsų naikinti nereikia, jūs patys save naikinate. Vat štai aš jau iškėliau save, bandydamas jums padėti, eiti, atstovauti jūsų interesų ir man nuo valdžios gintis nereikėjo. Jūs mane užpuolėte, jūs patys mane suėdėte. Tai ko jūs laukite? Ko jūs tikitės tokiais savo veiksmais? Jūs esate tiesiog per kvaili, kad gyventumėt gerai, kad kažką tai pasiektumėt. Mūsų visi opozicijos lyderiai, įskaitant Vaitkų ir visus kitus, yra tiesiog kvaili. Užuot būrę aplink save jėgą didelę, jie iškelia save kaip mesiją. Na, kai Vaitkus buvo, aš vienas viską padarysiu, aš vienas nugalėsiu viską. Tutkus taip pat sakė, aš vienas viską žinau ir tik tai aš galiu sustabdyti čia viską. Užuot, kad jie kartu būtų susimetę į vieną pulką. Tai štai, kai žiūriu aš visą šitą, tai man susidaro tokia
giliai reali išvada, kad visi lyderiai mūsų opozicijos tarnauja landsbergistam, nes užuot vienyje jie viską skaldo. Tai tiek. Eikite ir toliau paverkti.